Religija, kurios dauguma bijo. Islamas. Religija, apie kurią esame girdėję daugybę mitų, tačiau atvykome į Turkiją, Stambulą, ne ilsėtis all inclusive viešbučiuose, o tuos mitus paneigti. Štai 10 faktų apie islamą, kurie, tikiuosi, pakeis tavo požiūrį į šią religiją. Važiuojam! Šiandien islamas antra didžiausia religija pasaulyje. Į islamą tiki beveik 2 milijardai žmonių ir šitas skaičius nesustoja. Įdomu tai, kad islamas yra greičiausiai auganti religija visoje planetoje, bet neapsigaukite, iš esmės dėl to, kad yra labai didelis musulmonų gimstamumas. Bet už visų skaičių slypi žmonės ir vietos. Būdama 19 metų išsilaikiau vairuotojo teisės. Ir tai buvo turbūt vienas didžiausių mano tais metais pasiekimų. Tuo tarpu, būdamas 19 metų, sultonas Ahmedas sprendė 17 amžiaus pradžioje, kur turi stovėti šita Stambulo pažiba mėlynoji mečetė. Beje, kaip jau galite matyti, į mečetį įeidamos moteris paprastai prašomas prisidengti plaukus. Kalbant apie galvos apdangalus, dažnai galite pamatyti musulmonės moteris su hidžabais. Hidžabas nėra tik skara ar juo labiau priespaudo ženklas, tai kuklumo simbolis. Koranas skatina tiek moteris, tiek vyrus rengtis kukliai. Ir tradiciškai tai buvo suprantama kaip ir galvos prisidengimas. Ir jis beje skirtingose šalise suprantamas ne vienodai. Kai kur privaloma, kitur galvos prisidengimas yra asmeninis pasirinkimas, todėl vienos moteris hidžabą nešioja dėl stiliaus, kitos dėl tikėjimo, o kai kurios dėl abiejų priežasčių. Halal arabų kalba reiškia leidžiama, o haram draudžiama. Ir ne tik kalbant apie maistą, lošimai, apkalbos, duoto žodžio laužimas, visa tai yra haram. Gyventi halal reiškia laikytis taisyklių, gyventi sąžiningai, ypač religinių taisyklių, tikėjimo. Šitas kebabas halal, bet jeigu jį atimsi, jau haram. Islamas gimė dykumoje, vietoje, kur vanduo yra tikras lobis ir ne veltui Korane sakoma, kad vanduo yra kiekvienos gyvybės šaltinis. Ir mes esame čia vienoje seniausių ir geriausiai išsilaikiusių Bizantijos laikų požeminių cisternų. Ir ironiška, krikščioniškos Bizantijos cisterna dabar simbolizuoja tai, kas islame yra labai svarbu. Atsinaujinimas, gyvybė ir švara. Beje, kalbant apie švarą, ji islame laikoma religiniu įsakymu. Prieš maldą musulmonai nebegalim filmuoti. Prieš maldą musulmonai turi apsiplauti rankas, kojas, burną ir veidą. Idėja yra paprasta. Į maldą negali ateiti purvinas nei kūnu, nei sąžine. Visi musulmonai meldžiasi tą pačią kryptimi. Ir štai
stovint prie šių gražių vartų atsuktų į Bosforo sąsiaurį, ta kryptis beveik sutampa į pietus, į Meką. Nors, jeigu neklystu, Meka turėtų būti kiek dešiniau. O ir patys rūmai, ne tik jų vartai, yra kupini simbolikos, nors nebūtinai religinės. Čia prabangiausia Osmanų valdovų rezidencija. Labai gaila, žiauriai gaila, kad viduje filmuoti negalima, nors porą kadrų vis tiek pavyko slapta paimti. Sakoma, kad šiuose rūmuose viskas spindi, nuo paauksuotų lubų iki milžiniško kristalinio sietyno. Čia gyveno sultonai su žmonomis, taip, daugiskaita, žmonomis, su gulovėmis ir princesėmis, žodžiu, visą haremo kompleksą gaubia legendos. O dabar dar vienas faktas apie islamą. Ir ne apie šitus rūmus, o apie vardą, kurį valdovai čia kartodavo dažnai – Alachas. Tai trumpai tariant, kaip angliškai God yra dievas, lygiai taip pat ir arabiškai Allah reiškia dievas. Ir šitą terminą vartoja tiek arabai krikščionys, tiek arabai žydai. Ir jeigu tu bandytum ginčytis, kuris vardas yra tikresnis, tai būtų tas pats, kas sakytum, kas tikriau, ar water, ar vanduo. Pratęskime pasakojimą apie musulmonų dievą. Pradėsiu nuo to. Allah Akbar. Jeigu nesi 13-metis paauglys, turbūt žinai, kad šita frazė originaliai neturi jokios neigiamos reikšmės. Iš esmės, ji musulmonams reiškia dievas yra didis. Naudojama maldose, džiaugsme, kasdienėse situacijose. Pavyzdžiui, radau kavinę, kur nusipirkau labai skanų kapučino. Allah Akbar. Deja, po 2001 metų frazė pradėta sieti su baime, nors musulmonam jį iš tikrųjų reiškia tą patį kaip mums kokį ačiū Dievui. Pabaigai linksmas, bet tikras faktas. Krikščionybėje tikima į Dievą ir angelus, islame taip pat, bet čia apart žmonių ir angelų egzistuoja dar viena būtybių rūšis, tai yra džinai. Ne, jie nepildo norų, neišlenda iš lempos ir neatrodo taip kaip per Aladino filmukus. Iš esmės čia džinai yra protingos būtybės, kurios yra pagamintos iš ugnies be dūmo ir turi laisvą valią, kaip ir mes. Ačiū, kad žiūrėjote ir išklausėte 10 faktų apie islamą. Tikiuosi, faktai pakeitė jūsų nuomonę į gerąją pusę apie šią religiją ir pasimatom kitose laidose.